7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi krepšinio bičiuliai, dar vieną savaitę, dar viena krepšinio porcija. Aš žurnalistas ir sporto komentatorius Jonas Lekšas. Vėl kalbėsiu apie 5 rungtynes, kurias išsirinkau šią savaitę ir pradėsiu žinoma nuo Eurolygos. Antradienį suplanuotas, galbūt daugeliu ir netikėta, galbūt ir tikėjomės 1 rungtynių 5 serijos mače, bet jos bus 2. Ir čia reikia padėkoti Barcelonai, kuris sugebėjo Palau Blaugranoje atžaisti nuo 0-2 ir pasivyti Monaką. 5 mačas vėl grįžti į Monaką. Donatas Motiejūnas nežaidžia, bet Vasilis Panulis labai tapo nuspėjimu treneriu šitoje serijoje, atrodo žaidžia su tuo pačiu bagažu. Kai tritaškiai nepakrito, toliau kokybės žaidime nebuvo daug, labai daug klaidų, daugiau klaidų negu rezultatyvų perdavimų. Monakas labai pažeidžiamas ir Danielio Taiso daugiau tikimasi įtakos, jisai labai gerai pradėjo seriją, bet Barcelonoje pranyko, Villi Ernangomesas įtrauktas į rotaciją turbūt priversinai, Janui Veselį negalint žaisti ir tai tampa kortą. Briselą irgi žaidžia nuostabiai, Barça atrodo labai susivienijus ir čia sunku net pasakyti, galbūt net taps Barcelona antroji komanda po Madrido Realo, kuri per Eurolygos atkrintamųjų istoriją sugrįš nuo deficito 2-0 ir pateks į finalo ketvirtą. Kaip bebūtų, manau, kad nors ir tas namų pranašumas Monakui pačiam daug įtakos nedaro, bet didelį įtaką daro būtent Barcelonai, kurie nuostabiai atrodo Palau Blaugranoje ir labai banguojančiai išvykose. Tad vis tiek, einu su Michael Jamesu, manau, kad jisai sužais nuostabias rungtynes ir Monakas laimės 5 taškų persvarą. Iš karto po tų rungtynių labai gerai sudėliotas tvarkaraštis, reikia padėkoti Eurolygai. Žiūrėsime į UAK areną, Atėnų Panathinaikos Anadolu Efes. Kaip ir prognozavau prieš seriją, čia reikės lemiamų rungtynių ir žaidžiant UAKoje, Pavo žinoma yra akivaizdus favoritai. Bet šitoj serijoje yra visko, daug labai netikėtų dalykų, kai atrodo Erginas Atamanas nebegali nustebinti, bet jis vis tiek nustebino su savo šou elementais, palieka rungtynes anksčiau laiko, negavęs jokių techninių pražangų, išeina, sukonfliktuoja su buvusiais savo sirgaliais, kurie irgi jį provokuoja. Aišku, galima suprasti ir patį trenerį, sunku būtų įsivaizduoti, kad Šarakas nors provokuotų Kaune tokioje serijoje. Atamanas su tuo klubu yra laimėjęs 2 Eurolygos titulus ir matyti žmogui pralaiminėjant dar yra skaudu. Tai girdėti Atamanas neatlaikė, bet nemanau, kad tai turės kažkokios įtakos pačiai serijai. Pavo žaidėjai vis tiek išlieka talentingesni, sunku tikėtis, kad Kendrickas Nanas per 5 rungtynes 4 kartus sužais labai prastai, nors jeigu būtų pagal seną tvarką dalijami MVP apdovanojimai sezono, Nanas tikrai nebūtų jų gavęs, kadangi jis skaičiuotų atkrintamosios, kuris atrodo tragiškai. Tuo metu kitoje pusėje Šeinas Larkinas yra nuostabus, Elijah Bryantas irgi įsijungia ir apskritai Anadolu Efes ateina su labai geru mentalitetu į kovą, visiškai nenusileisdami Pavo, nors jie ir turi akivaizdų favorito statusą. Visgi manau, kad Atamano tos šou elementai ir psichologiniai dalykai suveiks ir Pavo iškovos bilietą į finalo ketvirtą, pergalė 6-8 taškų persvarą. Trečiadienio reikalai ir abi komandos yra prastose situacijose. Vietinis frontas, žinoma, Lietuvos krepšinio lyga, Kėdainių Nevėžis namuose priima Vilniaus Vilkus, Vilkai per pastarąsias 10 rungtynių laimėjo vos 2 sykius, pralaimėjimas buvo ir sostinės derbyje, kur, kaip jau kalbėjau praeitą savaitę, viskas labai liūdnai atrodo iš jų komunikacinių perspektyvų. Tuo metu Nevėžis pralaimėjo kertinį akistatą dėl atkrintamųjų Klaipėdoje ir dabar norint patekti, šokti tą atkrintamųjų traukinį reikės stebuklo. Amito Ebo vis dar nėra, turbūt nebus ir trečiadienį, reikia tikėtis, kad Gerardas sužais geriausią savo mačą. Krosvelas dominuos po krepšių, bet Vilkai tikrai yra pažeidžiami ir Nevėžis šį kartą jau ne kartą yra įrodę, kad gali su jais žaisti ir laimėti. Visgi galvoju, kad čia galutinai duš Nevėžio viltis atkrintamųjų, po truputį pradės Vilkai lipti iš savo blogo ruožo. Grįžo Matas Jogėla, to rotacija prasidės vėl normalesnė prieš atkrintamasias, tai bus vėl ta stabilesnė komanda, tad prognozuoju labai rezultatyviose rungtynėse Vilkų pergalę, vienženklę persvarą. Šeštadienis vėl vietinis frontas, Vilniaus Rytas prieš 7bet Lietkabelį, panevėžiečiai vis dar tikisi užimti 3 vietą, bet turbūt pagrindinis tikslas paimti bent 4 ir turėti namų pranašumą. Panašu, kad 3 pozicijoje Jonava tampa praktiškai nepasiekiama, ypatingai jeigu panevėžiečiai pralaimės savaitgalį prieš Rytą, kuris jau yra užtikrinęs 2 vietą ir tiesiog kruizinį režimą įjungęs, laukia atkrintamųjų, bet parodė prieš Vilkus, kad tai yra labai solidi komanda, net ir neturėdami kažkokios ypatingos motyvacijos žaisti. 7bet Lietkabelis šiuo metu atrodo nukraujavęs, Kalaidzakis išvyko ir jo į vietą niekas neatvyko realiai, pasimtas iš
Ryto dublerių sistemos jaunuolis, bet irgi tai kažkokios apčiuopimos naudos neduos. Manau, kad Rytas nenorės susigadinti savo geros bangos ir iškovos ganėtinai užtikrintą pergalę, sakyčiau, netgi dviženklę persvarą. Sekmadienį uždarysime irgi su Lietuvos krepšinio lyga. Jonaviečiai šio sezono sensacija namie priima Kauno Žalgirį, kuris, ką galim pasakyti apie Rytą, taip pat užsitikrinęs yra jau savo pirmąją vietą, teoriškai dar gal ir ne, bet viskas eina link to ir niekas ten tikrai nebepasikeis. Tuo metu Jonaviečiai žingsniuoja link trečiosios pozicijos, tai būtų įspūdingas jų pasiekimas, istorinis, kadangi iki šiol aukščiausia vieta jų reguliariajame sezone buvo 4, paimta Virginijaus Šeškaus eroje. Ir manau, kad čia matysime labai irgi rezultatyvias rungtynės, nėra lengva žaisti Jonavoje, net ir tam pačiam Kauno Žalgiriui. Prognozuoju, kad žalgiriečiai iškovos pergalę, bet ji bus sudėtinga 5-8 taškų persvara. Šią savaitę tiek, sužinosime Eurolygos finalo ketvirto dalyvius, paaiškės turbūt ir ryškesnis LKL atkrintamųjų visas medis, tad laukia labai įdomi savaitė, prenumeruokite mano kanalą, palaikinkite šitą video ir žinoma prognozuokite, kaip susiklostys šie mačai. Iki kitų kartų.